Labas vakaras, brangieji. Būkit pasveikinti bent jau koją įkėlę į 2024 metus. Lai šitie metai jums būna geri, linksmi, dosnus, o jau dainomis ir šokiais leiskit pasirūpinti mum. To netruks visus ateinančius metus. Na ir iš tiesų mums tą rūpestį labai malonu prisijimti. Juolab, kad turime didžiulį būrį mūsų bičiulių, muzikantų, dainininkų, šokėjų, pasakorių. Ir turime jūs, ištikimieji mūsų laidos žiūrovai, mūsų didelė graži bendruomenė. Gyvenkime ir toliau, darniai, skambiai, gražiai, ramiai ir taikiai, bet žinoma, tegu mus visus lydi daina. Ir ženkime visi bendrystėje kartu per gyvenimą, dainuodami, muzikuodami, smagiai, šauniai gyvendami su savo gražiais papročiais ir tradicijomis. Ženkime pirmin ir mūsų laidoje ir mes ilgai galvojom, kurį kraštą pristatyti pirmąją naujųjų metų laidą. Ir pagalvojom, kad tiks Pakruojis. Kur daug humoro, kur daug alaus, kur netgi Varnų valstybė kažkur perskaičiau. Na, tu ir prigalvojai, klausyk. Prašo žmonės. Nežinau, kaip čia su tom Varnom dabar, bet kokių įdomybių šitame krašte pirmiausia surado, užfiksavo mūsų kūrybinė grupė. Ji kaip visada pirmoji, tik šast nulėkia, visą ką nufilmuoja ir mums parodo savo reportažuose. Pirmasis reportažas jūsų dėmesiui. Pakruojo miestas jau greit švęs apvalų 500-ąjį gimtadienį. Ir ta gimimo diena ne kokia nors iš piršto laužta, o istoriniuose dokumentuose užfiksuota. Apie 1525 metais, kai toks Rietava Tijūns Martins Viekavič sugalvoja, kad čia dešiniam Kruojos krant būtų labai patogu įsirengti dvarvietę. Kaip sugalvoja, taip ir padarė. Gavo iš valdžios leidimo ir pradėjo statyti pirms grįžs. Ir va taip prasidėjo Pakruojo dvarą sodybos į Pakruojo miestelę gyvavimo pradžią. Pakruojiečiai gali didžiuoti savo indėliu į pasaulinį mokslą. Būtent čia jų kraštietis Teodoras Grotusas atrado elektrolizės reiškinį ir padovanojo pasauliui iki šiol taip tebevadinamus teigiamo ir neigiamo elektros polių pavadinimus. Gimęs Leipcige, mokęsis Europos universitetuose, juose dirbęs ir rašęs savo mokslinius darbus, o vėliau gyvenęs savo motinos dvare netoli Žeimelio Gedučių dvare, išliko mūsų atminty kaip vienas pačių žymiausių ir iškiliausių mokslininkų. Kita Pakruojo krašto pažiba – menininkas Stasys Ušinskas. Pakruojiečiams didžiulė laimė, kad čia gimė, kurį laiką gyveno menininkas Stasys Ušinskas. Jo darbai tokie platus, kad kai svečiai atvažiuoja, mes turime tiek daug ko papasakoti. Tai ir pedagogas, ir tapytojas, ir scenografas, ir lėlių marionečių kūrėjas, ir lėlių teatro pradininkas Lietuvoje, ir žinoma vitražistas. Stasys Ušinskas, padedamas pakruojiečio savo draugo meistro, sukūrė unikalias lėles marionetes, kurių mechanizmai buvo užpatentuoti 1940 metais Amerikoje. Ir netgi sukūrė pirmąjį Lietuvoje marionečių lėlių spektaklį, filmą Storulio sapnas. Svajojantis apie Marso kanjonus romantikai Pakruojo rajone irgi ras, kur akis paganyti. Dolomito karjeruose tikrai pasijusite lyg kitoje planetoje. Tai yra mūsų turtas, kuriuo mes didžiuojamės ir kuriuo dalinamės su visa Lietuva, kur iškeliauja keliams tiesti, kai kas iškeliauja galbūt skulptūroms, galbūt dirvai kalkinti. Ir visa tai yra pas mus, kur vėliau galbūt pataps gražiu ežeru, kai baigsis gamyba. O pradžią visam Pakruojui davęs dvaras šiandien prisikėlęs naujam gyvenimui, pasipuošęs milijonų gėlių ir žinomas visoje Lietuvoje. Pakruojo dvaro sodyba įtraukta netgi į Lietuvos rekordų knygą. Šiai dienai plačiai atveria duris savo lankytojams, kiekvieną jų pasitikdama įdomia istorija
siekiančią seniausius laikus ir šiai dienai kviesdama į jūrą gėlių, į įvairius potyrius, įvairius atradimus, kur kiekvienas kampelis kalba, kur kiekvienas amatininkas geba parodyti tai, ką sukūręs geriausia. Tai reikia ateiti ir pajusti dvarą ir dvaro dvasią iš lėto, neskubant. O mūsų studijoje Marija Kacilevičiūtė, kuri apdainuos savo gimtąją, savo mylimąją Aukštaitiją. Kviečiam dainai. Jei kada išvysi kraštą Aukštaitijos, kur kalva sutinka kalvą lyg sesuo, obelų paunksmiai tylomis bėgioja, senio gryčią saugantis sarginis šuo. Tik įkvėpk obelų žydėjimo be kraščio, tik išgirs, kaip loja tas sarginis šuo, tik išvys, kaip motina už skverno laikos, kai po kojom šoka upėje vanduo. Iš Dievo malonės vaikeli prašyti nereikia. Aš savo kertelį ugnelę radau. Iš Dievo malonės vaikeli prašyti nereikia. Aš čia sau geriausia buvau. Gal ir tu prigulsi ant šio minkšto kranto, tokio žalio kaip tie ežerai žali. Gal ir tu savo širdim pajusi, kaip graudu, kiek man ši pasaka brangi. Ten išbris iš nendrių dailiai apsirėdžius, ne baltumo sniego lino marškiniais, į melsvas kasas vandens gijas įpynus, nusiprausus delnus ežerai žaliais. Iš Dievo malonės vaikeli prašyti nereikia. Aš savo kertelį ugnelę radau. Iš Dievo malonės vaikeli prašyti nereikia. Aš čia sau geriausia buvau. Iš Dievo malonės vaikeli prašyti nereikia. Aš savo kertelį ugnelę radau. Iš Dievo malonės vaikeli prašyti nereikia. Aš čia sau geriausia buvau. Na, o dabar pažvelkime į tą sąrašiuką žymių žmonių, kurie garsina, šiuo atveju ne tik Pakruojo kraštą, bet ir visą Lietuvą. Tai kompozitorius Julius Juzeliūnas, dailininkas ir vitražų kūrėjas Stasys Ušinskas, kraštotyrininkas Juozas Šliavas, kovotojas už laisvę Gintaras Žagunis. Mano kolega, operos solistas Jonas Sakalauskas yra kilęs iš Pakruojo. Tengi buvo suburta jo pirmoji muzikinė grupė ir pirmasis koncertas išdrebėtas buvo Pakruojo kultūros centre. O, kokie gražūs prisiminimai. Ir ne taip, Jonai, kur tu esi čia kažkur mačiau? Ir puiku iš tiesų, kad tu paminėjai Joną Sakalauską. Šiandien jis mūsų studijoje jau sveikinasi su mumis visais ir netrukus skambės lietuvių liaudies dainų pynė. Ta pynė jis sudėjo iš savo močiutės ir mamos dainų, o pavadino ją Oi eisiu. Tad mūsų scenoje Pakruojo rajono kultūros ambasadorius Jonas Sakalauskas, jo mama Vanda Sakalauskienė, kolegos akordeonistai Povilas Velikis, Dmitrijus Mikhailovs, reperis Pakruojiškis, taip pat Dalius Kanišauskas ir balso perkusininkas Povilas Tumilevičius. Štai kokia įdomi muzikantų puokštė. Paklausykime. Oi, eisiu, aš čia nebūsiu. Čia mano
ne name. Čia juoda duona į tos neduoda. Čia prasti Gospodo. Ilgiau pabūsiu, labiau sudžiūsiu, kaip lendrela sviroj lendrela ant ežerėlio, ant čistą vandenį. Eisiu, aš čia nebūsiu. Čia mano namelė, čia juoda duona, į tos neduoda. Čia prasti Gaspadore. Šiandieną aš grįžtu namo į gimtąjį Pakruojį. Ten, kur teka upė, širdyje banguoja kroja. Ten, kur šiaurė Lietuvos gamta miškais apklojo, kur tėvas ir mama ant rankų dar nešioja. Aš mėgstu pasivaikščioti Rozalimo takais, vėliai taką minu, Pakruojo parko takais. Šiandieną aš sugrįžtu ir nedulkėtas man kelias. Mane pasitiks mano vaikystės kampelis. Petrašiūnai ar šakioniai, o gal kovainiai, ar sačiūnai, gal degučiai, man visur gerai. Turim mes Pakruojo kraštą pamatyti tikrai, bet jei tu jau iš Pakruojo, tai ir pats žinai. Kino sode obelėlį pamačiau bitelę, sėdo greitai už stalado, paėmiau plunksnelį. Padėk Dieve man rašyti, mondre išmislyti, kad galėtų kors viens aš tai perskaityti. Šiandieną aš grįžtu namo į gimtąjį Pakruojį. Ten, kur teka upė, širdyje banguoja kroja. Ten, kur šiaurė Lietuvos gamta miškais apklojo, kur tėvas ir mama ant rankų dar nešiojo. Šia krašto grožis neišpasakysi, kol pamatysi viską, tai ateisi rytse. Nuo Linkuvos iki lygumų, aha, nuo Pakruojo dvarą iki Jovarų. Tik nepamirš savo šaknų, iš kur tu kilęs, broli. Aš tiek daug matęs, bet geriausia man Pakruojį. Ten, kur banguoja upė kroja, o banguodama jį dainą man dainuoja. Ai, ko žalio vandenio, o žalėlio vandenio, ai, ko žalio vandenio, o žalėlio vandenio. Kaip aš eisiu vandenio, be jo piktą vilkelę, kaip aš eisiu vandenio, be jo piktą vilkelę. Šiandieną aš grįžtu namo į gimtąjį Pakruojį. Ten, kur teka upė, širdyje banguoja kroja. Ten, kur šiaurė Lietuvos gamtos miškai apklojo, kur tėvas ir mama ant rankų dar nešiojo. Šia krašto grožis neišpasakysi, kol pamatysi viską, tai ateisi rytse. Nuo Linkuvos iki lygumų, aha, nuo Pakruojo dvarą iki Jovarų. Tik nepamirš savo šaknų, iš kur tu kilęs, broli. Aš tiek daug matęs, bet geriausia man Pakruojį. Ten, kur banguoja upė groja, o banguodama jį dainą man dainuoja. Per pasaulio einam, bet geriausia man kur groja. Per pasaulį einam, bet geriausia man Pakruojį. Per pasaulį einam, bet geriausia man Pakruojį. Iš visų kampelių man mieliausias tu Pakruojį. Iš visų kampelių man mieliausias tu Pakruojį. Iš visų kampelių man mieliausias tu Pakruojį. Per pasaulį einam, bet geriausia man kur groja. Per pasaulį einam, bet geriausia man Pakruojį. Per pasaulį einam, bet geriausia man Pakruojį. Iš visų kampelių man mieliausias tu Pakruojį.
pakruoji. Iš visų kampelių man mieliausias tu pakruoji. Iš visų kampelių man mieliausias tu pakruoji. Per pasaulį einam, bet geriausia man kur kruoja. Iš visų kampelių man mieliausias tu pakruoji. 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 Крои, 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 крои. Taigi Pakruojis Lietuvos šiaurėje ir aplinkui įvairiausių kaimynų turinti šitas kraštas, tai ir Joniškio, Panevėžio, Radviliškio, Šiaulių, Akmenės rajonai, dargi ir Latvija ir visa tai, mėlyje, yra ne kas Visa Latvija kita. kaimynystėje. Na, kaimynai Latvijai, kaimynai, taip, o visa tai yra Žiemgalių genties buvusios valdos. Vardas Pakruojo tikriausiai nesunku atspėti kilęs nuo ko? Nuo Kruojos upės, ar ne? O Kruojos upės vardas kilęs nuo kraujo. Mat ten seniai per lietuvių švedų karus plaukė daug karių kraujo. Oi, nuo humoro ir alaus kaip greit nuliūdinom laidą visą. Tai gal Taisykim situaciją greit, Loreta. tikrai pasitaisom, džiaukimės šią dieną, nors aišku istorijos neturime pamiršti ir negalime pamiršti. Tačiau šiandien tiek puikių Pakruojo krašto muzikantų, dainininkų ir šokėjų mūsų studijoje ir pirmiausia kviečiame Pakruojo kultūros namų šokių grupę Reketys, kuriai vadovauja Sigutė Malinauskienė ir bus šokis Letukas. Tikrai, ne kraujas, o letukas. Na, mėlyjei, kaipgi Pakruojo krašto žmonės šneka?
Tai reiktų žinoti daugiau nei Lionkava, nei vieną žodį, tai gal pabandykim. O mums padės pakruojietė Aelita Garalevičienė. Aelita, čia toks pakruojietiškas vardas, toks retas. Na, Pasiaiškinsim Aelita, vėliau. nustebinkit mus. Lionkav gražs ir jauks miestelis aplinkinių gerai žinoms sava garsiška pliernos atlaidas. A juk važiuojant Lionkavą, tai jin matas nuo tola, bus stoviant kalną. Piauni, nežinot, ką beveik kožans vyresnė amžiaus linkuvs paklaust, kur gyven, pasakytų, kad ant kalną arba ant kalną pakalnai. Suprask, kai jau ant kalną, tai Linkavo. A jeigu ant kalną pakalnai, tai tad kažkur aplink Linkavo. Galbūt Laiškonės, galbūt Muravot, a da kokio gyvenvietė. Na, gan čia šnekėt, kaip Linkuvė pasakyt, su tavi susidėkti, pupų sieto pasidėk. A dabar užduotis. Pasiėmė mazgylį, nušluoščio stalo, įsuslano, ant stalą padėjo palyvono rūgelę, įmėkerę, bliūdo naliesnikų, kleckų, abriedukų, hikip be zaptėsi pipiernikų. A dabar mergėsisi bernekai. Laikėt pucėt. Štai ką užsirašiau, pasiėmiau mazgylį. Mazgylį, tai čia gal mazgotę kokį Pasišvarins, nors. taip. Pasėmiau skudurėlį, mazgylį. Bet žiūrėk, dabar uždėjau palivoną rūgelę. Nu, rūgelis, tai... Rūgelė, rūkpienis gal. Rūkpienis, taip, o Palivonas. palivonas, tai jau tada Kaip puodinė turėtų. Livaras, Kur? laistytuva rūkpienio. Ne. Ai, puodinė tebūnė, nu kur jau čia nepalaistysi, gal rūkpienis toksai tirštas, kad reikia puodinės. Gerai. Nu, o mekerio dar paėmiau. Tai duona su vandeniu ir Viską- cukrum pamaišyta. Šitas tai viskas Žinau. aišku, mekeris kas yra. Naliesnikai, čia tai tikrai nežinosi. Lietiniai blynai, labai skanu, labai mėgstam ir valgom, ar ne? O briedukai kas tokie, gal žinosi, tą mistą. Sriuba. Zacirka. Labai teisi. Ne, O žinai, kaip gamint? Zacirka čia man ne. A, žinai, kaip gamint? Kad leidi tešlą į vandenį, pamaišai ir kažkas ten gauna. Gerai, gerai, žinai. Pipiernikai. Kas, brangieji, pipiernikai yra? Gardų sausainiai. Va. Nu, a prie jų gal zaptės pridėkim? A, va, tu uogienės gal ir tiktų. Zaptės prie pipiernikų ir tada lėksim pucit. Ką darysim? Pocit, nu valgysim jau kaip kirsim. Zapkės, naliesnikų, Gerai. pipiernikų ir Kol mes tik pucysim. pavalgytiem Kol pakruojiškai. mes pucysim, yra šio bei to. Mūsų studijoje Pakruojo kultūros centro folkloro ansamblis Virdenė, kuriam vadovauja Ramunė Petraitienė, padainuos Skrido uodas per girę. mišką. Daina veda Jonas. Viską susakiau, dabar išpildykit. Skrido uodas per mišką, skrido uodas per mišką, drata, 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 ta, skrido uodas per mišką, drata, 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 ta, skrido uodas per mišką. Išsimušo sau šoną, išsimušo sau šoną, drata, 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 ta, išsimušo sau šoną, drata, 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 ta, išsimušo sau šoną. Vežkit greitai daktarą, vežkit greitai daktarą, drata, 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 ta, vežkit greitai daktarą, drata, 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 ta, vežkit greitai daktarą. Ir numirė uodelis, ir numirė uodelis, drata, 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 ta, ir numirė uodelis, drata, 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 ta, ir numirė uodelis. Lapiai turtą paliko, lapiai turtą paliko, drata, 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 ta, lapiai turtą paliko, drata, 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 ta, lapiai turtą paliko. Turiu pranešimą. Nešk. Veselkiškės. Ką tu pranešti ruošies? Veselkiškės yra Pakruojo krašte. Ypatinga vietovė, gal gali spėti? Veselkiškės. Kuo? A, kuo? Tai Kuo? pavadinimas matyt kilęs iš to, kad ten daug gražių bernų, daug simpatiškų mergų ir veselės. Tai kiekvieną savaitgalį.
švęsti yra ką. Na, o aš dar tokį, dar rimtesnį dar faktą paminėsiu. 1912 metais, rugpjūčio 4 dieną, Veselkiškėse gimė kompozitorius Juozas Pakalnis. Jo sodyba yra išlikusi ir ten yra įkurtas jo vardo memorialinis muziejus. Netoliese yra Dvariukų tvenkinys, kuris atsirado prieš 42 metus užtvenkus Mūšos upę. Ten ir hidroelektrinė, tad Pakruojo krašto žmonės tikrai turi kur maudytis. O už 3 kilometrų jau ir Lionkava. Taip, berods tarmiškai reikėtų sakyti Linkuva, o Linkuvo žmonės iš tiesų dainingi, susibūrę į folkloro ansamblį Linkava ir mums dabar jau skamba daina Augino močiutė. Taigi kviečiam ansamblį, kuriam vadovauja Aelita Garalevičienė. Augina močiutė vieno dukterėlį, augina močiutė vieno dukterėlį, pažadėjai už kalvelę laisti, pažadėjai už kalvelę laisti, pažadėjai. Ateina kalvelis, atneša kūjelį, ateina kalvelis, atneša kūjelį. Oi, kas, žirgui pasagėlai, oi, kas, žirgui pasagėlai, oi, kas, augina močiutė antro dukterėlį, augina močiutė antro dukterėlį, pažadėjai už kriaučiuką laisti, pažadėjai už kriaučiuką laisti, pažadėjai. Ateina kriaučiukas, atneša datėlį, ateina kriaučiukas, atneša datėlį. Oi, sius, kariui mundurėlį, oi, sius, kariui mundurėlį, oi, sius. Augina močiutė trečio dukterėlį, augina močiutė trečio dukterėlį, pažadėjai už artoją laisti, pažadėjai už artoją laisti, pažadėjai. Ateina artojas, atneša žagrelį, ateina artojas, atneša žagrelį. Oi, arsas, lygų pūdymėlį, oi, arsas, lygų pūdymėlį, oi, arsas. Tikrai nėra nei vieno lietuvio, kuris nebuvo užėjęs arba bent nepravažiavo pro Švenčiausios mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią Linkuvoje. Koks tenai šiaurės Lietuvos architektūros deimantas. Pamatai iš tolo jau pasijauti kaip kokio Italijoje, Prancūzijoje. Turtinga bažnyčia savyje slepianti ne vieną meno kūrinį.
ir bažnyčios globėjo Švenčiausios mergelės Marijos Škaplierinės vardo atlaidai taip pat yra žinomi visoje Lietuvoje, beje, kadaise jie truko net visą savaitę. O prie bažnyčios prigludęs ir karmelitų vienuolynas. Prieš 600 metų Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius bažnyčią, kleboniją ir 30 valakų atidavė karmelitams, kurie ne vieną šimtmetį tenai karaliavo, kitaip neina nei pavadinti. Daugybę metų buvęs apleistas karmelitų vienuolynas, dabar jau keliamas naujam gyvenimui, o pas mus Linkuvos krašto žmonės, folkloro ansamblis Linkava su smagiu, Į dausas savo su mūsų. smagiu šokiu, taip. Linkuva garsėja ne tik folkloru, bet ir chorinė muzika. Čia jau 20 metų vyksta ir Respublikinis vokalinių ansamblių festivalis konkursas, kur aukštas klevas. Taip. Taigi per porą mėnesių išsidėlioja labai graži 6-7 koncertų programa. Taigi nuvyk ir klausyk, kiek panorėjęs gražios muzikos. Ir 50, o gal ir 60 kolektyvų atvyksta ir iš Lietuvos, ir iš Latvijos, ir atidarimas, ir uždarimas vyksta Linkuvos bažnyčioje. Tad jeigu norite paklausyti tikrai daug ir labai geros muzikos, tai marš į šitą festivalį. Šio gražaus renginio sumanytojas Metardas Zubas vadovauja Linkuvos kultūros centrui ir vyrų chorui Šiaurys. Tai paplokim šauniems aukštaičiams, dainingiems vyrams, kurie mums atvežė dainą. Keleiviai. Su tavim, kada svajoju ir svajonės daug gražesnės tos. Ties kapu ir ties obel žiedu baltuoju, rodo žvaigždės giedrios ir tu ant kaktos. Su tavim aš per pasaulį platų, žemės krašto eisiu pažiūrėt, atsigert jaunystės amžinųjų metų, išgyvenimo taurės. Upelio keliavus pasilenksi tu į tą šalį, į tą pačią šalį, aš keliauju su tavim kartu, su tavim aš per pasaulį platų.
pasaulį platų. Žemės krašto eisiu pažiūrėt, atsigert jaunystės amžinųjų metų. Išgyvenimo taurės. Išgyvenimo taurės. O mūsų nuostabų Pakruojo kraštą puošia nuostabų žmonės. Vienas iš jų yra Pranciškus Miežis. O kuo jisai stebina, Loreta tikriausiai ir papasakos? Medžio skulptūromis, iš tiesų jis draugauja su medžiu, jis supranta medį, jis geba jį prakalbinti, na ir iš medžio virsta gražios skulptūros, kurių jis yra sukūręs ir padovanojęs tikrai nemažai visai Lietuvai, ne tik Pakruojo kraštai. Reportažas. Įdomu, ką tie kaimynai sako, kai Pranciškus su medžiais kalbasi ten. Tautodailininkas, kryždirbys iš Pakruojo rajono Pranciškus Miežis žinomas visoje Lietuvoje meistras, o meilę medžio dirbiniams jis paveldėjo su genais. Man labai domino pradžioj staliaus amatas, kadangi mano giminiai ten buvo ir senelis, ir vienas, ir kitas staliai buvo. Staliai, dailytis buvo, ir pas mane ta prigimtis tokia jau buvo. Ir man visą laiką norėjusi išmokti labai, sakykim, staliaus amatą. Kai išmokau, pasidarė nebeįdomus jis man. Ypač dabar nebeįdomu. Nes tai labai toks paprastas darbas. Aišku, padaryti balsų raižybą, tai nėra paprasta, bet šiaip be drožybos tai labai nesudėtinga yra. O drožyba visai kas kita. Čia galima tobulėti, iš savęs pareikalauti. Daugelį metų Pranciškus kūrė vis naujus didelius ir mažus dirbinius, tačiau visada išlieka kritiškas savo ir kitų kūrybai. Darbo pabaigoje tas yra malonumas, kad nebereikia didelės fizinės jėgos įdėti, taip sakant, vykdoma apdaila. Klaidas ištaisai, kiek dar gali, tada toks yra pasitenkinimas. Kol fizinis darbas didelis, tai malonumo nėra, nes reikia dirbti. Ar su kirviu, ar su pjūklu, reikia darbuotis. Tik ta pabaiga tokia, visai nebloga. Jeigu padarai darbą, dar būni patenkintas, tai būna gerai, bet būna ir nespėja pabaigti jau, sakai, blogas darbas. Mėgstamiausia Pranciškaus darbo žaliava – netiesi ir paklusni mediena, o šakotas, galvą palaužyti verčiantis medis. Pagrindai aš mėgstu tokius kreivus medžių šakotus. Jau pats medis padiktuoja kažkokią architektūrinę formą ir kažką pasako daryk. O iš tokio tiesaus medžių darau, kada jau užsakymas yra tik taip. Taip nedarau iš tiesaus, sakykim, savo. Ne, kad jis nereikalingas man. Jis neįdomus bus. Nebent reikia jau sukurti tokį įdomų kūrinį, kad iš tiesaus medžių daryti. Kreivas yra įdomesnis. O patys brandžiausi dailininko darbai dar ateities planuose, dar pakeliui. Kaip pats juokauja, gal bus už metų. Sakyčiau, aš norėčiau išmokti gerai padarytą vadinamą Dievo mukelę, nes ją gerai padaryti labai sudėtinga yra. Ir aš žadu pradėti mokytis ją padaryti gerai. Tai galiu padaryti, bet nesu patenkintas to savo kūrinio. O padaryti gerai reikia daug iš savęs pareikalauti, anatomiją išmokti. Be anatomijos žinių nepadarysi. Ir tiek. Aišku, galima atlikti tą mukelę labai liaudiškam stiliui, bet tada reikia išvis nemokėti dirbti, tada padarysi tokį kūrinį, kuris gali būti labai įdomus, kurio kitas mokėdamas nepadarys. Tai irgi bus menas, liaudės menas. Jis taip jau gaunasi kai kada. O mūsų scenoje Juozo Pakalnio menų mokyklos vokalinis ansamblis, kuriam vadovauja Ingrida Tuomienė. Reikėjo berniukams. Mažyje išlakstė žaliasias lankas, tarytum lėktuvai skleidė rankas, svajojo suėję
ją būrin paslapčia, ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia, ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia, reikėjo berniukams padangių gilių ir aerodromo pilkųjų kelių, reikėjo berniukams beribio dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Seniai nebelaksto berniukai basi, vienoje skadriliai tarnauja visi. Išaušo pavasario rytas šviesus, tėvynė jos pašaukė žygin visus, tėvynė jos pašaukė žygin visus, reikėjo berniukams padangių gilių ir aerodromo pilkųjų kelių, reikėjo berniukams beribio dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Ir lenkėsiu narsai žvaigždėti keliai, jie šaunūs pilotai, tikri sakalai, tik laiškus, kai siunčia tėvams į namus, dar kartais iš popieriaus lanksto sparnus, dar kartais iš popieriaus lanksto sparnus, reikėjo berniukams padangių gilių ir aerodromo pilkųjų kelių, reikėjo berniukams beribio dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. O mes suteikėme galimybę pakoncertuoti LRT didžioji studijoje Juozo Pakalnio menų mokyklos smuikininkų ansambliui, kuriam vadovauja Ligita Stravinskienė. Tegul skamba džiazinė gama. Vienas seniausių Pakruojo pastatų, tai net 223 metus stovinti sinagoga. Jeigu, Loreta, įeitum į vidų, tave tikrai priblokštų mėlynos, tokios ryškios mėlynos sienos. Bet mane labiausiai pribloškė tai, kad 223 metus stovi medinė sinagoga ir nedegus, įsivaizduoji dar, kad tik tai nedegtų toliau. Taip, saugokim, tausokim, prižiūrėkim. Na, o mes šiek tiek prisilieskim prie nematerialaus paveldo. Tegul mus džiugina pakrojiečių džiaugsmas, tėčio ir dukros duetas Marija ir Virginijus Kacilevičiai su daina Tu sukrauk man lagaminą.
Sukrauk man lagaminą, traukinys ryt paryčių išeis, įtalpink ten debesėlį gryną, tėviškės peizažą su beržais. Ras ten vietos meiliai ir švelnumui, malachitui mylimų akių. Žiežirbai iš židinio ir dūmui, žaliai dainai eglių iš lakių. Jeigu vietos trūks, gali išmesti dalį sukrautų ten skudurų. Viską noriu išsivežti, netgi tai, ko šiandien neturiu. Dalį tik rūginės duonos riekia, švelnų kvapą brukamų linų. Ir tulžies, karčios tulžies lieki, ten ne medų gerti ketinu. Vietos tik palik, kad sutalpinčiau viską, ką draugystė dovanos. Ir neliks nei vieno tuščio sprindžio, ir tuščios kertelės nei vienos. Jeigu vietos trūks, gali išmesti dalį sukrautų ten skudurų. Viską noriu išsivežti, netgi tai, ko šiandien neturiu. Tu sukrauk man lagaminą, paryčių išeina traukinys. Nežinau tik, ar tokius gamina, kur sutilptų šitoks krovinys. Pakruojo krašte linksmi žmonės gyvena. Oi, patys savo alų gamina, patys savo ragauja, patys savo dainas Niekam dainuoja. neduoda? Duoda, jeigu užeitum į svečius, tai duotų, pavaišintų. Alus mūsų kulinarinio paveldo, neatsiejama dalis, tad reikia sužinoti, kaip naminis alus yra gaminamas būtent Pakruojo krašte. Tai sudėtingas procesas. Čia dabar jums įrodys, kaip alų gamina. Na, Aldona Budrienė sutiko parodyti, taip? Nealkoholinio alaus gamyba. Teisingai. Tebūnė nealkoholinio alaus gamyba. Žiūrėjau reportažą. Naminis alus Pakruojo krašte itin mėgiamas, tad savo nuomonę apie jį gali papasakoti kiekvienas. Tačiau šiandien svečiuojamės pas Aldoną Udrienę. Jau 30 mečius ji gamina alų tokį, kokį kadaise darė dar jos senelis. Alaus darimas mane domina iš pat vaikystės, kadangi senelis darydavo alų ir turėjo didelis ūsus ir kai jis padarydavo alų, gerdavo tą alų ir tie ūsai visada būdavo putos aplypę, ūsai aplypę putom ir kažkaip man kaip vaikui labai įstrigdavo. Nu ir paskui tėvelis po senelę ir po tėvelę iš tėvelę išmokau aš, o mane kažkaip taip tos aladarystės pastumėja sūnus grįžęs iš armijos. Oi, čia mama, bandykim daryti, nusakau, niekad čia nebus, aš moteriškė, man kaip čia nepatogu, kaip aš čia darysiu, o jis neturėjo darbą, nu aš čia būsiu tiekėjas, viską, tik tu man čia darom, dirbam. Nu iš pradžių buvo labai sunku, bet paskui įsivažiavom, šiaip taip ir taip ir nusistovėjom prie to alaus. Tai dabar yra 33 metai, o alaus gamyba 28. 28, tai greitai aludarystę švęsim 30-metį. Alaus gamyba tegul ir neįtin sudėtingas procesas, tačiau tam prireikia žinių, patirties ir tikrai daug laiko. Pirmiausia, atsivirinam vandenį, išverdam apinius, sumalam salyklą, paskui
pasiruošiam viską alaus darimui iš vakaro, o ryte jau lyra lengviau, tada jau salinam salyklą ir gamyba mums vyksta panašiai. Salinimo procesas apie kažkas 4,5 valandos, o paskui jau gautą mėsą tekinam, pilam, reikia ataušinti, iki reikiamos temperatūros ataušinę, tada mes jau deda mėlės, cukraus nenaudoja malui visiškai ir mėlės sudėję, jį užraugiam ir jis paliek 2 parom raugintis, tas alus. Tai jau paskui pilstomas į bačkelės po 2 parų ir paskui, jeigu įpilam į tankus brandinimą, brandinam nuo 7 iki 10 parų. O tada jau realizuojam į kavinės, į barus. Aldonos alus nustebina ne tik tokio nefiltruoto naminio gėrimo nepažįstančius užsieniečius. Lietuviai dažniausiai pastebi, kad per dešimtmečius šio gėrimo skonis nepakito ir išlieka toks pat senelio alus. Per mūsų tą alaus tą darymą tuos metus, tai aš susitikau po 10 metų vieną pažįstamą žmogų ir jis paragavęs už 10 metų ir sako, kaip jūs nepakeitėte to skonio alaus. Ir toks, koks buvo prieš 10 metų, toks ir yra ir dabar. Aš sakau, visų pirma, tai nepasikeitė mūsų sistema, nieko nepasikeitė. Dėl to, jeigu mes gamintumėm, daleiskim 20 tonų ten, 30 tonų, ten gal ir žinot, nukryptų visi tie mūsų rodikliai, bet dabar mes labai nedidelį kiekį gaminam. Ir jeigu tu kepsi duonos kepalą, 20 kepalų arba 30 ir 2 kepalus, vis tiek tas 2 kepalų skonis bus skanesnis, tai taip ir su alum. O mes į sceną pakvieskime šiek tiek trinktelti skrabalais Egidijų Impolį.
Viskas, Loreta, nieko nebeturiu. Gal tu dar turi ką nors, Pakruojyje Ką tu- dar verta būtų pamatyti. Tušti lapelį jau pas tave, taip? Dėl vaizdo aš jos iš vis čia nešiojuosi. Dėl vaizdo, mielasis. Ir vaizdui, ir emocijai, ir tokiam geram patyrimui siūlau nukeliauti į vietą, kur yra daug dolomito. Taip. Dolomito kasyklos. Taip, dolomito karjerai, iš tiesų tai ypatinga vieta galbūt, o ir greičiausiai būsimasis ežero dugnas ten, o jau vaizdas kaip kitoj planetoje pasirodo. Arsė. Pasirodo Pakruojo krašte visą tai. Aš buvęs, mano tėvas vos kojų nenusisuko tenai, laipėdamas per tos dolomitus ir tenai vyksta ir skulptorių plenerai, skulptoriai iš dolomito kala įvairiausias skulptūras, o jau koncertai. Įsivaizduojat, jeigu geras apšvietimas į tas dolomito sienas iš kairės ir dešinės, koks vaizdas, brangieji, jeigu praleidot, tai kitą kartą pamatę būtinai vykit. Kol dar tik ežero dugnas, o ne ežeras, tikrai skubėkim, pajusim tikrą gamtos jėgą ir gali. Ypatinga vieta, tokių Lietuvoje maža. O folkloro ansamblis Verdenė pasiruošė padovanoti ant melsvo ežero krantų laivelis su... Na čia tu tik susieji, tai man atrodo, bet romansas tai gražus. O tu sėdėjai prie manęs. Ir ką ten veikiai, neprisimenu kitos eilutės. Paklausyk. Ir skyniai baltas lelijas. Sako, nieko neliko jau lapeliuose, matai, kiek visko dar galveliai mes Viskas turim. mano protingai galvoju, plinka, bet dar ten yra kažkiek. Gal paklausom vis dėlto dainos, užteks čia girti vienam kitą. Laivelis supas
Doreta, nesigiriant. Gražiai gavosi laida, gražiai pravedėmės ją, kokie mes talentingi. A jeigu pirma laida tokia gera gavosi, tai kas bus toliau? Nes juk sakoma, brangiai, jeigu sekasi naujų metų pradžioj, tai ir visi metai bus tokie. Na, aš labai tikiuosi, bet čia tai pasigyrė iš karto reikia. O kas reikia kitas žiūrovų pagirs, tyli paklausti. tenai visi operatoriai, niekas nešneka. Tai netylėkit, Negiria šnekėkit, mums. o jūs, mėly žiūrovai, irgi netylėkit, rašykit mums, mesgi net ir socialinėme tinkle Facebook'e esam, Girkit mus, vaidenamės. girkit. Tai ir parašykit. Tikrai Pakruojo krašte rasim ką nuveikti, kviečiam ir jūs jame apsilankyti. Na, o mūsų scenoje dabar paskutinis šio vakaro šokis Gaspadinių polka ir ją mums dovanoja Reketys, kurį rikiuoja Sigutė Malinauskienė. Tikiuosi, kad laida tikrai visiems neprailgo, buvo smagi, buvo gera ir uždedam paskutinį jos tokį tašką, akcentą. Ta Gaspadinių polka. Pirmin.